kritiškai ir šiandien mūsų svečias Vladimiras Laučius, kuris yra Rytų Europos studijų centro analitikas. Ir šiandien mes norime kalbėtis apie Rusiją, vykstančias dezinformacijas, kurios yra sąmoningai, tikslingai Kremliaus propagandistų konstruojamos ir kaip yra nelengva jas atkoduoti ir kartais užtrunka laiko. Bet pradėkime nuo labai stebinančio dalyko, tai yra Rusijoje atsiradusio antisemitizmo bangos. Pėdsakai veda, kad Rusija pridėjusi ranką išprovokuoti Hamas atakas prieš Izraelį. Ir jeigu dar gegužės 9-osios pergalės diena turėjo kažkokį tai humanizmo grūdą, tai yra, kad sovietinė armija jau ką ne ką, tai šventą dalyką vieną padarė, išvadavo žydus iš holokausto kovoje prieš nacistinę Vokietiją. Ir šitą grūdą, atrodo, Rusija dabar jau net ir tai prarado dėl šitos Hamas afiliacijos, net atstovai pakviesti į Maskvą. Kaip jūs, kaip analitikas Rytų Europos studijų centro, Vladimirai, matote? Antisemitizmas yra istoriškai būdingas Rusijai reiškinys. Formų jis įgydavo įvairių ir kylančių iš masių emocijų, neapykantos, kaltų ieškojimo, kildavo ir iš valdžios, Stalino, vėlyvojo Stalino laikais, mes puikiai žinome, taip pat buvo periodas, kada buvo ieškoma kaltų tarp žydų. Pats požiūris į žydus sovietmečių, sovietinėje Rusijoje taip pat buvo, geriausiu atveju dviprasmiškas ir įvairūs anekdotai, tuomet vyravusi vėlyvojų sovietmečių anekdotų kultūra, kuri buvo tam tikras būdas žmonėms atitrūkti nuo persekiojimo, stebėjimo ir pajuokauti apie valdžią kaip nors arba dar apie kažką, tai jau tie anekdotai apie žydus irgi, man atrodo, bylojo vyravusi Rusijoje požiūrį į žydus ir tą tokį buitinį antisemitizmą, kuris, žinoma, neprilygsta antisemitizmui, kurį mes šiandien matome tiek Rusijoje, tiek ypač artimuosiuose rytuose, bet jo būta visada. Ir sukelt kokią nors bangelę ar bangą tuo pagrindu nebuvo sunku, aš manau, nei anksčiau, nei dabar, ypač tokiam režimui kaip Putino režimas. Ir taip, žinoma, jūs prisiminėte Antrojo pasaulinio karo laikus, tada, kai Rusijos valdžiai, kad ir kokia ji būtų, ar sovietinė, ar Putino, ar dar kokia nors, kai jai tai naudinga, ji gali interpretuoti dabartį ir praeitį taip, tarytum Rusija būtų kada nors buvusi žydų išvaduotoja iš Jungo. Jeigu mes kalbam apie Antrąjį pasaulinį karą, reikia kalbėti apie sąjungininkų pastangas, o ne vien Sovietų sąjungos pastangas. Ir antihitlerinė koalicija tikrai nebuvo vien Sovietų sąjunga, kuri viena nebūtų atlaikiusi to karo. Bet iš tikrųjų tai, kai rusams naudinga, jie sugalvoja ir ką nors, kad ir pats Vladimiras Zelenskis yra antisemitas. Ne tik visi ukrainiečiai, kaip teigia Rusijos politinė mitologija pastaruoju metu ypač. O kai jie nori, jie gali pradėti kalbėti ir apie žydus taip, kaip patekti tos naratyvus, kuriuos yra sukūrę artimųjų rytų arabai, arba tuos, kurie jau karts nuo karto nuskamba ir iš jungtinių tautų, kaip mes girdime aukščiausių tribūnų. Kai naudinga, jie gali keisti kaip nori savo tą tariamą požiūrį, koks yra tikrasis požiūris, mes galime tik spėlioti, bet aš manau, tokie cinikai, koks yra pats Putinas ir jo aplinka, tai jiems patiems, man atrodo, yra visiškai nusispjauti. Kai reikės, jie kalbės vieną, kai ne kitą. O kalbant apie Rusijos visuomenę, tai nuo ko aš pradėjau, aš manau, kad jie apskritai būdinga yra tikėti įvairiomis sąmokslo teorijomis, o antisemitizmas tiesiogiai arba netiesiogiai plaukia iš įvairių sąmokslo teorijų ir iš to mąstymo, kuris yra grįstas sąmokslo teorijomis. Tai jam labai, turint omeny Putiną, labai nesunku yra tuo pasinaudoti, kai ateina laikas, kai reikia pademonstruoti didelę draugystę ir solidarumą su valstybėmis, kurios dabar gelbsti Rusiją iš tarptautinės izoliacijos, tai yra tokios valstybės kaip Iranas,
ir jo sąjungininkai artimuosiuose rytuose, tokie kaip Hezbollah ir panašiai. Dabar Putinas yra jų bendražygis, turbūt dar negalima sakyti draugas, bet jau artėja ta stadija, kada Rusijos draugai bus būtent tokie: Iranas, Hezbollah, Hamas. Vis dėlto šitoje vietoje, tęsiant būtent tą temą, kurią čia Tomas pradėjo, kyla tam tikras nesupratimas, kasgi čia atsitiko su būtent Putino asmeniškai arba tuo kooperatyvu Ozero, apie kurį buvo kalbama. Todėl, kad jeigu pasižiūrėsime į kai kuriuos iš jų aktyvistus, tuos didžiuosius milijonierius, Abramovičius, Rotenbergas, Timčenkos, Kovalčiukai ir visi kiti, daugelis iš jų yra arba žydų kilmės, arba susiję giminystės ryšiais su žydų šeimomis. Ir pats Putinas, kada jis augo, bendravo jo aplinkoje, visada buvo jo lyderiai, netgi, sakykime, jo kažkokie dvasiniai vadovai žydų kilmės asmenys. Dar daugiau su Benjaminu Netanjahu jie nuolatos bičiuliavosi, skambino vienas kitam ir atrodo, kad Netanjahu netgi savo rezervuodavo arba tramdydavo save patį, kad tik ko nors nepasakytų prieš Rusiją, būtent konflikto su Ukraina laikotarpiu. Ir štai staiga dar daugiau buvo kalbama, kad būtent šitie žydų kilmės asmenys yra vadinamosios kabutėse jo piniginės, kurios saugo turtus, žodžiu, kurie ten prižiūri jo investicijas ir visa kita. Ir dabar išties tai, ką mes girdime pastarąjį, sakyčiau, mėnesį, tiesiog protu nesuprantama, toks milžiniškas, sakyčiau, milžiniškas dvasinis, pasaulėžiūrinis, vertybinis požiūris, nepaisant holokausto, nepaisant nieko. Kasgi čia tokiu atveju įvyko? Kokia jūsų nuomonė, Vladimirai? Aš galbūt nedrįsčiau kalbėti apie kažkokį didelį pokytį. Apskritai, kai kalbama apie įvairius Putinus, 2-3 Putinus, esą jis anksčiau buvo kitoks, Peterburgo periodas tai pirmasis Putinas, 2000 metai iki 12 metų antrasis, vėliau trečiasis, dabar ko ne ketvirtasis, kuris užpuolė Ukrainą. Na ne, man atrodo, tai tikrai nebūta tokių didelių skirtumų. Žinoma, skiriasi patirtis, skiriasi savo reikšmės suvokimas. Jau pastarųjų keliarių metų arba pastarojo dešimtmečio Putinas yra jau jaučiasi istorinė asmenybė, kuris jau dabar kiekvienas jo veiksmas tai yra istorijos vadovėlių svarbiausių antraščių vertas veiksmas. Tai tuo požiūriu taip, žinoma, jis keitėsi. Bet kalbėti apie tai, kad pasaulėžiūros kažkokie principai kito, ne, aš taip nemanau. Ir visi tie dalykai, kurie jam būdingi dabar, jie buvo būdingi ir tam Putinui, kuris ryžosi eiti kažkada, pradėti eiti prezidento pareigas Rusijai. Na, šiaip kalbant apie antisemitizmo apraiškas, taip iš tikrųjų tie žmonės, kurie jį supa, kai kurie jų, taip Rotenbergai, kiti yra žydų kilmės, bet jiems juk visiškai nesvarbu, kas yra iš tikrųjų kalba. Visi viešieji naratyvai Kremliaus, na, tai yra dalykai tiesiog, grubiai tariant, makaronų kabinimas. Tiek saviems gyventojams, tiek pasauliui. Ir kas ir kaip yra kabinama, na, jie gali iš to galbūt pasijuokti patys. Tai, ką jie pateikia labai rimtais veidais, labai dramatiškai, jiems tai gali būti visiškai nusipjauti. Tai ne tie žmonės, kurie gyvena tuo, ką kalba Kremlius. Tai, ką kalba Kremlius, jie puikiai supranta, kad tai yra instrumentai, kuriais tiesiog ir toliau yra apgaudinėjami jų piliečiai valstybės ir užsieniečiai. Taip kaip Rusija gyveno 100 metų, jie gyvena ir dabar. Kai ten iš tikrųjų galvoju taip, aš nemanau, kad egzistuoja kažkoks toks esminis antisemitizmas paties Putino galvoje, turint omeny ir jo aplinką. Ne, turbūt šito nėra. Bet tai nieko nesako apie antisemitinę politiką, kurią gali vykdyti jo valdžia, kurią gali vykdyti Rusija ir kuriai gali pritarti labai nemaža dalis tos pačios Rusijos gyventojų. Dėl įvairių priežasčių ir dėl, kaip sakyti, senų tradicijų, apie kurias mes šiek tiek kalbėjom. Galbūt galima išžvelgti keletą keistų aplinkybių, na, kalbant ne tik jau čia apie dabartinės Rusijos antisemitizmą, iš tikrųjų, labai dažnai mes antisemitizmą kone tapatiname su istorinėmis interpretacijomis Antrojo pasaulinio karo laikų, turint omenyje, kad
holokausto faktas yra labai jautri tema patiems žydams, tai už to gali labai dažnai mėginti pasislėpti žmonės, kurie yra antisemitai, kurie norėtų propaguoti ir vykdyti antisemitinę politiką, bet kurie užsidengia tokių šydų, kalbėdami apie holokaustą, kaip apie tai, kas yra baisu, ir visi, kurie patenka į jų tą naratyvą, kad štai mes sovietai išvadavome Europą iš žydų žudikų rankų, kad visi tie, kurie priskirtini yra žydų kolaborantams ir tie, kurie mėgina apskritai nagrinėti praeitį ir kurie gali būti įtariami, kad galbūt jie kažkur simpatizuoja, tarkim, Lietuvos partizanam, kurių biografijos faktai kelia klausimų ir kelia ginčų. Tai rusams labai patogu yra, jiems tada patogu apie tai kalbėti visas Baltijos šalis, vadinant antisemitizmo irštvomis ir panašiai. Todėl šitas holokausto ir antrojo pasaulinio karo naratyvas rusų Kremliaus antisemitams yra naudingas. Bet ten, kur žydai yra tiesiog šimtais žudomi, kur jiems pjaustomos galvos, kur žudomi nekalti civiliai gyventojai, kūdikiai, kur antisemitizmas yra visiškai akivaizdus ir kruvinas, ten jie kažkaip sugeba to netraktuoti kaip antisemitizmu. Ne tik Putinas, ne tik Rusijos valdžia ir visuomenė, bet deja ir nemaža dalis pasaulio visuomenės, ką mes vėlgi pasikartosiu neseniai girdėjome iš Jungtinių tautų tribūnų ir matėme iš Jungtinių tautų narių veiksmų. Tai šitie du antisemitizmai ir vienas ir kitas, žinoma, yra baisus. Žinoma, nereikėtų taikstytis nei su tuo, bet už vieno bando pasislėpti kiti. Ką aš noriu pasakyti, kad dabar labai ciniškai, labai šlykščiai ir žiauriai yra išnaudojama šita istorinės kovos su antisemitizmu skraistė, tam, kad jį pridengtų tikrąjį antisemitizmą šiandien, kuris pasireiškia pritarimu iš esmės Hamas krūviniems veiksmams Izraelyje. Na, geopolitiniu požiūriu, jeigu į tai pažiūrėtume, kyla klausimas, ant kokių svarstyklių Kremliaus ne tik propagandistai, bet gal visų pirma karo ekspertai pasvėrė ant kokių svarstyklių šitą žingsnį, dėl to, kad viena vertus, jau mąstant iš Maskvos interesų pusės, iš jų perspektyvos, viena vertus, sukeldami, išprovokuodami, kolaboruojant su Iranu, reiškia išprovokuodami šitą kraujo praliejimą ir šitos žiaurumus Izraelyje, jie nukreipia pasaulio žiniasklaidą visą tą dėmesį nuo Ukrainos. Jau Ukraina nebe pirmosiuose puslapiuose. Jau visi žiaurumai vykdomi Ukrainoje kaip ir pasidaro tokie išblėsę, netokie jau siaubingi, nes pasižiūrėkite, kas vyksta Izraelyje. O dabar dar net ir Gazos ruože. Ir visa humanitarinė katastrofa ten. Taigi nukreipiamas dėmesys. Atrodo, kad Maskva pasiekia tai, ko nori. Kita vertus, ką jie dar gali pasiekti, norėdama sukelti kuo daugiau karo židinių pasaulyje, Ukraina paverčia vienu iš daugelio karo židinių ir tada dėrybinės pozicijos jau kaip ir palengvėja, atsiranda galimybių diskutuoti, ar neverta dėl kai kurių karo židinių supaprastinti dėrybinį procesą, nuolaidų prašyti iš vakarų. Kita vertus, dabar Maskva įsigijo priešą Izraelį, kuris suprato, kur veda šitie pėdsakai, kad Maskva dabar susidraugauja ne tik su Šiaurės Koreja, bet dar ir su Hamas, kuris veikia ISIS stiliumi. Ir dabar įsigyja Ukraina Izraelį kaip partnerį, o sykiu tada lobistiniais keliais ir Amerikoje galbūt sustiprės parama Ukrainai, o nesusilpnės, kaip kad bijoma. Kaip jūs šitos geopolitinius ir žiniasklaidos žaidimus matote? Pirmiausia, aš manau, kad mes neturime pakankamai tvirto pagrindo teigti, kad dabartinė krizė artimuosiuose rytuose tiesiogiai sukėlė Rusiją. Ši krizė yra labai naudinga, be jokios abejonės. Bet kad ji būtų tiesioginis jos sukėlėjas, aš tuo abejočiau, mes neturime iki šiol tokių tvirtų įrodymų ir
Izraelis mums jų, kaip matome, nėra pateikęs, kad tai yra būtent Rusijos veiksmai, kad Hamas yra tiesiog Kremliaus rankos. Hamas turbūt nėra pirmiausia Kremliaus rankos, ir jeigu mes ieškotume tikrojo šeimininko, sponsoriaus visų šitų dalykų, tai greičiausiai reikėtų žiūrėti į Iraną pirmiausia, o ne į Rusiją. Ir kai kurias galbūt kitas artimų rytų valstybės, sunitų valstybės, ne tik šiitų, nes Irano jau tiesioginis įrankis yra Hezbollah pirmiausia, Libane. Dėl Hamas, jam gali ne tik Iranas padėti, gali žinoma ir ta pati Rusija, bet tai nėra turbūt tiesioginis krizės sukėlėjas ir pagrindinis ir vienintelis krizės sukėlėjas. Yra kitas dalykas, kodėl, kaip jūs sakote, Rusija dabar leidžiasi į tokį rizikingą geopolitinį žaidimą. Reikalas tas, kad ji kitaip nei Sovietų sąjunga nebegali būti ta didžioji pasaulio galia, kuri kaip Deus ex machina iš viršaus, iš kažkokiu momentu nusileidžia į šitos menkus regioninius žaidimus, į šitas menkas regioninės peštynės ir toks kaip kitos kategorijos visai žaidėjas iš aukščiau, iš savo olimpo pradeda padėti spręsti problemas, būdama nešališka ne todėl, kad iš tiesų yra nešališka, o todėl, kad yra daug didesnė, daug galingesnė ir ją žiūrima kitaip. Ne kaip į dalyvį šitų regioninių kovų, o kaip atėjusi kitos kategorijos žaidėja padėti išspręsti konfliktą ir ginčus. Taip kaip žiūrima dažnai Jungtinės valstijas šiandien. Ne, Rusija nebėra ta galia, nebėra kitos kategorijos žaidėjas. Iš esmės artimuosiuose rytuose Rusija tampa vienu iš regioninių žaidėjų. Ir nenori, galbūt ji norėtų išlaikyti tą sovietų turėtą galią, sovietų turėtą svorį, ji jo nebeturi. Ji yra ne ką didesnė ir stipresnė, reikšmingesnė nei kiti didieji šio regiono, būtent ne pasaulio regiono žaidėjai, tokie kaip, tarkime, Iranas ir Turkija. Ir rusams prarasti dabartiniai situacijoje Irano arba Turkijos nedraugystę, o tą bendradarbiavimą su jais būtų daug didesnis smūgis negu susipykti arba šiek tiek atšaldyti santykius su Izraeliu. Matyt, jie padėjo ant svarstyklių šitos dalykus ir supranta, kas jų laukia, jeigu jie ims konfliktuoti ne su Izraeliu, nors dabar tas konfliktas nėra, kaip sakyti, karštasis konfliktas, karštasis ne karo prasme, o jau atvirų pareiškimų lygių. Jiems daug skausmingesnis būtų Erdogano arba jų sąjungininko Irano nusigręžimas. Dabar, kai jiems taip reikia Turkijos pagalbos Juodosios jūros regione, kai jiems taip reikia Turkijos kaip jiems draugiškos iš dalies NATO valstybės paramos kai kuriais klausimais ir žinoma, kai jiems reikia Irano ginklų ir Irano ir Turkijos kaip pagalbininkų pralaužiant vakarų ekonominę blokadą. Tai tuo požiūriu ir Turkija ir Iranas kartu sudėjus, Rusijai turbūt yra net gerokai svarbesni už Izraelį ir labai gerų santykių su Izraeliu. Tai tą reikia suprasti, Rusija ne todėl, kad tapo stipresnė ir galingesnė, dabar gali sau leisti štai taip elgtis, ne atvirkščiai, kaip tik todėl, kad ji tapo silpnesnė palyginti su Sovietų sąjungos geopolitinėmis galiomis, ji yra priversta, šitoj situacijai, ji galbūt visai nenorėtų rinktis. Bet šitas pasirinkimas, yra turbūt jai jau dabar neišvengiamas, privertė jį daryti Rusija aplinkybės, kurias sukūrė ne ji, arba ne tiek ji, kiek kiti žaidėjai, tokie kaip tas pats Iranas. Jie čia groja pirmoji smuiku, ko gero daug kas tą supranta, o Rusijai tenka tiesiog priimti tikrovę artimuosiuose rytuose tokią, kokia ji yra, tikrovę, kurioje Rusija nebėra didysis pasaulio galios žaidėjas, o tokia, kurioje Rusija yra tiesiog dar vienas šalia Turkijos ir Irano regioninis žaidėjas, kuriam reikia labai smarkiai pasverti savo veiksmus, nes tai, ką jie padarys, gali atsiliepti Rusijos pozicijoms už Kaukaziją, tame pačiame Karabache, Armėnijoje, Azerbaidžane, toj visoj košiai, kur, kaip matome, Rusija taip pat pralaimi, ko gero labiau negu laimi iš to, kas vyko pastaruoju metu. Ir atsižvelgdama į visą tai, ji daro tai, ką Putino supratimu yra priversta daryti ir vis labiau ir labiau slinkdama į tas pozicijas, kur ji tampa iš esmės teroristų sąjungininkė. Šioje vietoje, kai atsakinėjate Tomui dėl galimo Rusijos įtakos Izraelio įvykiams Gazos sektoriuje, Gazos ruože,
Jūs štai paminėjote, kad nėra tiesioginių įrodymų ir išties tai nuolat pabrėžia įvairios garbingos ir patikimos agentūros. Bet ir šioje vietoje norėčiau paklausti apie bujojančias konspiracijos teorijas, kurios viena vertus, pavyzdžiui, priežasties teorija gali iškelti ir padidinti Rusijos įtaką, jeigu jinai gali išjudinti visą Gazos ruožą ir sukelti tokį sąmyšį, tai tada atrodytų, kad visame pasaulyje bet ką jinai gali padaryti, tik tai pirštų reikia pamoti. Ir antras, sakykime, tokia pat legenda yra apie jau tai, ką jūs čia užsiminėte, atsakinėdamas į mano klausimą, apie 2, 3 ar 5 Putinus, kurie čia nuolat yra diskutuojami ir kurių jokio patikimo įrodymo arba šaltinių, kuriais mes galėtumėme pasitikėti, apie tai nėra. Nežiūrint viso šito, sakykime, įvairios labai galingos konspiracijos teorijos veikia, sakyčiau, 10, jeigu ne 100 milijonų žmonių dėmesį ir protus. Ką jūs patartumėte daryti tokiu atveju ir kaip visa tai vyksta? Na, viena vertus, tai yra klausimas apie žmonių pasitikėjimą informacijos priemonėmis. Ir tai jau kita tema, gerokai besiskirianti nuo to, apie ką mes prieš tai kalbėjome, bet kalbant trumpai apie tą pasitikėjimą, tai čia nieko nepavyks greitai padaryti, mes gyvenam tokiais laikais, kada masė žmonių vis labiau ir labiau nusigrėžia nuo patikimų ir profesionalių žiniasklaidos priemonių, kurios dirba vadovaudamosi profesionalios žurnalistikos taisyklėmis ir principais ir ima žiūrėti ir klausytis tokių naujų žiniasklaidos priemonių, kanalų, kur nėra tų reikalavimų keliamų savo, žurnalistikos kažkokio kodekso, bet kalbama taip, kaip daugelis klausytojų, žiūrovų ar skaitytojų norėtų išgirsti, pamatyti arba perskaityti, kurie prisitaiko tiesiog prie savo auditorijos ir jai pataikauja. Tai to pataikūniško informacijos gavimo tie vartotojai informacijos, kurie pirmiausia ieško kanalų, kurie pataikauja jiems, perauklėti jų niekaip neišeis. Nei valstybėms, nei švietimo institucijoms. Čia jau yra epochos problema, kuri yra daugiabriaunė ir kurios neįmanoma kažkokiu 1 ar 2, 3 sprendimais imti štai ir išspręsti. Turim problemą ir vadinasi yra sprendimas. Ne, šita vadybinė logika čia negalioja, problema yra, o sprendimo nėra. Yra problema daugybė žmonių, kurie tiesiog tiki nesąmonėmis, kurie žiūri, mato kažkokį tai kanalą ir įsivaizduoja, kad tai yra žiniasklaida, nors tai yra gryniausia propaganda. Dar paprasčiau kalbant, gryniausia apgaulė. Ne visi tos propagandos ir apgavysčių skleidėjai yra kokie nors Kremliaus ruporo arba Kremliaus įrankiai. Dalis jų yra žmonės ir grupė žmonių, kurie tiesiog siekia populiarumo, siekia, paprastai ir grubiai tariant, užsidirbti pinigų ir skleidžia tai, kas jų manimų duos jiems kuo didesnį auditoriją ir kuo didesnę sėkmę. Yra ir tokių ciniškų dalykų, tokių ciniškų kanalų, nereikia visose juose matyti Kremliaus rankų. Kremliaus nėra. Arba jie patys nuoširdžiai to tiki, ką ukrainiečiai vadina palieznoje idiotai. Taip yra, be abejo, yra ir tokių, nors galbūt tas nuoširdumo laipsnis gali kelti šiokių tokių abejonių, bet taip, turbūt žmonės kur kas įtikimiau ir entuziastingiau daro tai, kas jų manimų yra bent jau arti tiesos, negu tai, kas jie patys įsivaizduoja, kad yra grynas makaronų kabinimas, nors turbūt yra ir tokių.